Šios apžvalgos pabaigoje jūsų laukia konkursas, tad nieko nepraleiskite ir žiūrėkite šį video iki galo, o dabar prie reikalo. Šį kartą į mano rankas pateko labai įspūdingas įrenginys, tai MSI nešiamasis kompiuteris GT62 VR7RE. Nešvaistykime laiko dėžės apžvalgai, tad keliaukime iškart į jos vidų. Kaip ir įprasta MSI, komplektacija labai paprasta, į kurią įeina pats kompiuteris, maitinimo kabelis ir instrukcijų knygelės. Kompiuteris nustebino jau nuo pirmos sekundės tuo, kad jį pakankamai lengvai iš dėžės ištraukiu viena ranka, ko dažniausiai nepavyksta padaryti su MSI firmos kompiuteriais. Kadangi žinau, jo kompiuteris bus tikrai galingas, tikėjausi ir atitinkamo didelio svorio, tačiau to nebuvo ir šioje vietoje kompiuteris jau gauna pirmąjį pliusą. Šio įrenginio svoris beveik siekia 3 kg, o išmatavimai kaip ir visada jūsų ekranuose. Kompiuterio dizainas pernelyg nenustebino, bet turbūt tik dėl to, kad jau esu per daug atsižiūrėjęs MSI kompiuterių. Nesupraskite manęs klaidingai, nesakau, kad kompiuteris atrodo blogai. Kompiuterio dizainas puikus, atrodantis aštriai, grėsmingai ir prabangiai. Tiesiog MSI neišradinėja dviračio dizaino aspektu, nes šioje sferoje jis jau pakankamai gerai ištobulintas. O dabar pasigilinkime šiek tiek atidžiau į išorę, apibėgdami ratą aplink kompiuterį. Dešinėje kompiuterio pusėje turime kortelių skaitytuvą ir 3.0 USB lizdus. Priešingoje pusėje puikuojasi visi reikalingi audio lizdai kartu su 2.0 USB lizdu, o galinėje kompiuterio dalyje turime LAN, Type-C USB 3.1 lizdus bei HDMI, mini displėjaus ir maitinimo portus, o taip pat nereiktų pamiršti ir 2 galingų aušinimo angų. MSI ir toliau neliūdina savo tobulumu aušinimo srityje. Cooler Boost 4 technologija paremtas aušinimas ne tik kad buvo efektingas, bet ir itin tylus. Iš tiesų toks tylus, kad net žaidžiant žaidimus pasigesdavau kompiuterio ūžimo garso. Kompiuterio dugnas taip pat neišskirtinis, kai visada turime pusę kompiuterio dugno užimančias groteles, kurios leidžia kvėpuoti kompiuterio komponentams viduje ir turime DIN-audio subwooferį, kuris prideda papildomų žemų dažnių naudojant kompiuterio garsiakalbius. Ant kompiuterio kapoto turime MSI Gaming logotipą, kuris šviečia tuo metu, kai kompiuteris yra įjungtas. Atvertus kompiuterį turime 2 svarbius ir 2 mažiau svarbius punktus. Pradėkime nuo mažiau svarbių, tai webcamas ir touchpadas. Darydami vaizdo pokalbius per Skype problemos neturėsite, nes viduje įmontuota Full HD 30 kadrų per sekundę internetinė kamera. Kitas mažiau svarbus punktas yra touchpadas. Šioje vietoje neturiu jokių išskirtinių pastebėjimų, pasakysiu tik tiek, kad su juo jokių problemų neturėjau. Dar likę pagrindiniai išorės punktai tai monitorius ir klaviatūra. Į šį kompiuterį MSI nepagailėjo įdiegti 4K monitoriaus, kuris išties puikiai atspindėjo kiekvieną vaizdinę detalę. Papildomas pliusas yra už tai, kad kiek bevartytų monitorių, jis nei kiek neiškraipo spalvų. Na ir paskutinis aspektas tai SteelSeries kurta klaviatūra. SteelSeries ir šį kartą nenuvylė savo fanų ir pagamino dar vieną puikią klaviatūrą MSI laptopui. Klaviatūra labai smagi, tiek savo pašvietimu, tiek savo patogumu, tad naudoti ją buvo vienas malonumas. Vos nepamiršau paminėti ir baterijos, kurie yra įmontuota į kompiuterio vidurius. Baterija atlaikė apie 2 valandas žaidžiant be sustojimo. Nors rezultatas ir nėra labai įspūdingas, turbūt daugiau tikėtis ir negalime iš tikrai galingo kompiuterio, o ta proga pažiūrėkime, kokias specifikacijas slepia šis žvėris. Į šį nešiojamą į kompiuterį įmontuoti tikrai neprasti komponentai. Tai Intel Core i7 7 kartos procesorius, kurį galime overlockinti kartu su vaizdo plokšte, kuri yra Nvidia GeForce GTX 1070 su 8 GB savosios atminties. Priedo, į visą šį puikų kompleksą įeina ir 32 GB RAM darbinės atminties bei 256 GB SSD diskas kartu su 1,5 TB HDD disku. Įdomus faktas, kad šį kompiuterį pradėjau testuoti dar darydamas kursinį darbą universitete. Pirmoji programa, kurią išmėginau ant šio įrenginio, buvo ArcGIS Pro. Šios programos pagalba yra kuriami įvairūs žemėlapiai, o sukurti tikslų žemėlapį reikia ir galingų kompiuterio resursų, kuris greitai susitvarkytų su jam skirtomis užduotimis. Šis nešiojamasis kompiuteris su mano darbu susitvarkė gal 10 kartų greičiau nei vidutinis kompiuteris. Net pats dėstytojas, taisydamas darbą, parašė komentarą, jog neįtikėtina, kad tokie procesai buvo atlikti su kompiuteriu, nes paprastai tokiom komandom atlikti prireikia daugiau nei paros, o šis MSI GT62 su viskuo susitvarkė per 3 valandas. Užteks apie mokslus ir pereikime prie jums žinomesnių vardų. Visus žaidimus žaidžiau su aukščiausiais grafikos nustatymais ir neturėjau absoliučiai jokių problemų. Tiek CSGO, tiek Doom 3, tiek Mafia 3 buvo išlukštenti lengvai kaip saulėgrąžos. Priedui atlikau ir porą benchmark testų, kurie parodė, kad šis kompiuteris yra žymiai pranašesnis už savo konkurentus.
taigi turėdami šį kompiuterį dar ilgą laiką neturėsite problemų žaisdami naujausius žaidimus. Papildomos savybės. Kaip ir visada, MSI savo kompiuteriuose turi savo ištikimų programų, kaip Nahimic 2, SteelSeries ir Dragon Center. Su Nahimic 2 programėle galėsite reguliuoti garsus, su SteelSeries programėle galėsite pritaikyti jums norimą klaviatūros apšvietimą ar įvesti jums norimas komandas, o su MSI Dragon Center programėle galėsite matyti svarbiausią kompiuterio informaciją vienoje vietoje. MSI Dragon programėlę galite atsisiųsti ir į savo išmaniuosius telefonus ir iš jo valdyti kai kurios kompiuterio parametrus. Paskutinis dalykas, ko dar nepaminėjau, yra 3 mygtukai virš garsiakalbio, kurie yra sutrumpintas kelias į 3 funkcijas. Tai į turbo aušinimą, XSplit programėlę ir klaviatūros apšvietimo keitimą. Išvados. Kiekvienoje apžvalgoje stengiuosi kuo objektyviau apžvelgti produktus ir pasakyti kuo nuoširdesnę nuomonę. Nemeluosiu, tačiau MSI GT62 man asmeniškai labai patiko ir tokį kompiuterį norėčiau turėti ant savo stalo. Suprantama aišku, kad norėčiau šio kompiuterio nemokamai, nes kaina kur kas daugiau nei kosminė. Internete GT62 su tokiais pačiais parametrais kainuoja apie 2200 eurų. Prašau jūsų neverkti dėl didelės kainos, nes visi puikiai žinome, kad tokia suma yra įkandama tikrai ne kiekvienam. O apibendrinus šį daiktą galiu pasakyti, kad MSI sukūrė lengvą, patogų ir itin galingą nešiojamąjį kompiuterį, su kaip ir visada perlenkta kaina. Štai tiek šioje apžvalgoje, o dabar metas konkursui. Na kągi, o dabar atėjo eilė prizų dalyboms. Šį kartą jūs galėsite laimėti netgi 3 prizus, aišku, jeigu jums pasiseks. Ir šios 3 prizus galite laimėti skirtingais būdais. Pirmą konkursą organizuoja MSI kompanija, kuriame galite laimėti MSI Aegis kompiuterį, kurį aš jau kažkada apžvelgiau. Ir ką jums reikia padaryti, tai parodyti, kaip jums sunkiai gyvenasi su jūsų senu kompiuteriu ir kaip jūs norit naujo kompiuterio. Tai gali būti video forma padarytas video, gali būti kažkoks piešinys, gali būti memas, gali būti nuotraukos ar kažkoks kitoks. Vienu žodžiu, jūs turite parodyti idėją, kaip jums yra sunku su jūsų dabartiniu senu kompiuteriu. Ir šią visą idėją jūs galite nusiųsti arba per MSI tinklapį, kurį paliksiu nuorodoje, arba galite tiesiog platinti per savo Facebooką arba į MSI Europe Facebooką, parašydami 2 hashtagus, kurios taip pat paliksiu aprašymę ir dabar čia ant video. Kaip ir minėjau, šį konkursą organizuoja MSI kompanija, taigi nugalėtoją renku ne aš ir manęs neklauskite apie šį konkursą, aš tik pasakau, kaip jums jame reikia dalyvauti. Kiti 2 konkursai yra organizuojami mano ir jūs galite taip pat juose dalyvauti. Pirmas konkursas yra Facebooko vartotojams. Jeigu sekate mano Facebook fanpage'ą, tai būtinai jį palaikinkite ir iškart po šio video pasidalinsiu nuotrauką, kuriame bus labai daug visokių MSI aksesuarų. Ir šios aksesuarus galės laimėti netgi 4 žmonės, taigi ką jums reikia padaryti, tai palaikinti mano Facebooko fanpage'ą ir paspausti like ant tos nuotraukos, kurią paliksiu aš aprašyme taip pat. Ir trečias būdas, kaip laimėti prizą, kaip laimėti tiksliau šią MSI Kinzu V2 pelytę, tai yra followinti mano naują Instagram paskyrą, tiksliau fanpage Instagram paskyrą ir paspausti like ant naujos nuotraukos, kurie bus pavaizduota šį pelytę ir parašyti komentarą noriu MSI pelės. Tai va, 3 būdai, kaip laimėti vieną iš prizų. Visiems linkiu sėkmės ir tikiuosi nebus problemų dalyvaujant, nes visą informaciją paliksiu aprašymę ir tikiuosi suprasti, ką daryti. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjote šį video ir ate. Pamiršau paminėti, kad konkursas galios iki Birželio 30 dienos, o nugalėtojai bus paskelbti Liepos 1 dieną mano Facebooko fanpage'e. Taigi sėkmės ir dabar jau tikrai ate.